pradėsiu sienas klijuoti nuo šitos konkrečiai sienos. Tai šiaip pagal pageidavimą yra, kad plytelės būtų sveikos viršuje, o apačioj pripjauta. Tai čia gausis, kadangi plytelė 1,20 m ir jinai stačiai statosi. Tai pačiam viršuje aš turiu sveikas ir čia nežinau dabar kiek pripjausiu. Tai pradėsiu nuo grindų ir tada, kad lygiai baigčiau iki profilio, nes toks pageidavimas, kadangi prie profilio niekas nesuka gipso, bent jau taip pasakė, tai nesuks. Ir gausis, kad plytelę tada vos ne prie pat profilio reikia prigilausti per kokius ten kelis milimetrus. Tai dabar bandau pasimatuoti aš su ruletė aukštį ir tai parodysiu, ką tada toliau aš darysiu su tuo aukščiu. Gaunasi čia 2, 5, 9. Aha, nu ir dar, kad tiksliau pamatuoti, galima kažkokį objektą priglausti prie pačių grindų. Tai dabar šiuo atveju aš turiu gal tik tais lyginimo sistemą, tai aš iki pat grindų prispaudžiu, prilaikau liniuotę ir tada pasižiūrau, kiek gaunasi aukštis. 2,60. Tai va, man dabar, kadangi aš išsiaiškinau, kiek man reikia uždengti plotą arba aukščio, tai dabar bandysiu susidėti plytelę su kryžiukais visais ant grindų ir tada pasimatuoti, kurioje vietoje man reikia daryti siūlę, užsidedu lazerį ir bandau prisipjaustyti plyteles. Tai jau kaip ir sakiau, kad paimam, susidedam plyteles ant grindų ir tada žinom faktinį aukštį, kurioje vietoje siūlė turi būti. Tai bandysiu kuo įmanoma geriau šitą perteikti. Pasiguldau 2 plyteles. Jo šiaip, kad rašo 1,20 m, bet jos nėra tikrai 1,20 m, čia yra 1,19 m ir 4 gal ar 5 kažkas tokio. Tai labai svarbus dalykas, kad tu nematuotum jau pagal sienas faktinius aukščius arba bent jau žinomus aukščius, tada turi pasimatuoti dar ir pačias plyteles iš tikrųjų. Kadangi šitos lyginimo sistemos yra konkrečiai 2 mm, tai man papildomai daugiau ir kryžiukų kaip ir nereikia. Tai šitas viskas kaip ir neblogai. Mažiau darbo. Susiglaudžiu aš 2 plyteles, vieną su kita. Iš tiesų su rankena daug patogiau jos pajudinti, jeigu reikia, nes jeigu lygiagrečiai jos stovės, tai aš tada tiksliau galėsiu pamatuoti. Tai kadangi turim 2,60 sienos aukštį, čia dar šiukšlių kažkokių pasitaiko. Tai dabar, kadangi turėjau susidėjęs 2 plytelės, pasimatuoju jų esamą aukštį ir kurioje vietoje baigėsi man šita eilė. Tai čia gaunasi 2,39 m ir 2 mm. Tai gal ir užsirašau, kad nepamiršau, 2,39,2 mm. Tai šitas dalykas labai svarbu, norint pataikyti į tam tikrą aukštį ir neapsišauti. Kadangi aš jau aukštį kaip ir žinau, tai yra 2,39 m atrodo, toj pasitikrinsiu. Kadangi aš jau žinau faktinį aukštį nuo lubų, kiek man reikėtų palikti siūlėje apačioj, tai gaunasi 2,39 m, tai aš tai užsirašysiu, nežinau ar matysis, ant gipso praeitą kartą filmavau, bet nelabai matysi. Tai 2,39,2 m. Ir tą patį aukštį aš bandysiu pakartoti nuo viršaus per šitą angaliuką. Tai praktiškai angaliukas gal kokio milimetro yra, tai aš paliksiu gal geriau kelis. Tai praktiškai šiek tiek darysiu žemesnės plyteles, tai gautųsi nuo faktinių dabar esamų lubų, tai gautųsi 2,39 m ir kokie 3 mm galima palikti. Kadangi mano lazeris yra, atrodo, 1,5 arba 2 mm liniją turi, tai praktiškai šitas ganėtinai man gerai gausis. Pasižymiu ir jau žinau, kurioje vietoje man reikėtų padaryti siūlę. Tai dabar 2,39. Jo, šiek tiek metras neklauso. Gal kažkur tais yra stipresnių magnetų, bet jau kas yra, tai yra.
Tai. Ir dabar aš turiu, nuleidžiu 2,30 39 ir 3. Aha, čia ganėtinai mažytė juostelė palei grindis gaunasi, jinai dabartinė plytelė matuojant. Gerai, kur kitas metras mano? Kadangi tokios vietos iš jau matuoju su standžiu metru, tai čia gaunasi apie 27 mm. Tai kadangi aš jau pasižymėjau, kurioje vietoje man reikėtų dėti lazerį, kad visą horizontą pagautų, tai ant to horizonto pamatysim, ką aš darysiu toliau, užsidedu horizontą ir pjaustau plyteles. Gal neminėjau, ką aš pirmą šiandien atėjęs padariau, tai buvo pasiėmiau, užsidaužiau lyginimo sistemas, tai ką galėčiau apie tas lyginimo sistemas ir jų išėmimą papasakoti, tai jeigu įmanoma, sekančią dieną ištraukti. Nes kitokiu atveju klijai užstingsta, pritraukia tas lyginimo sistemas, aišku, jau tada trauksi, plėši, dauguma lyginimo sistemų dalių lieka tada viduje, siūlės ir reikia jas krapštyti. Todėl, kad jos geriau įsilaužtų, įsitrauktų, paimam sekančią dieną, paimam išdaužom ir viskas. Bet ką dabar turiu, tai nepikreipiant dėmesio į tas lyginimo sistemas, tai dabar turiu jau pasistatęs lazerį, pasiemu aš jo aukštį, susireguliuoju taip, kaip man reikia, arba bent jau pataikau į liniją. Linija šiuo atveju yra mano va čia, tai matau, kad šiek tiek reikės pareguliuoti, panašiai, bet viskas gerai. Gaunasi, pataikau aš per liniją, nusireguliavęs, pasijungia apatinė, taip. Ir viskas, ir pagal šitą liniją jau bandysiu daryti išpjovimus. Tai išpjaustau vieną plytelę, tai reikėtų man, jeigu yra kas tekę matyti, kaip aš pradedu daryti vonias ir kokiu būdu aš jas darau, tai galės tada permėsiu nuorodą, galės pasižiūrėti, kokie būdai tinka man labiausiai. Tai šitas būdas vienas iš jų. Tai aš visą laiką jį naudoju. Taip, dabar turiu šiek tiek pjaustytas plytelės, bet kadangi pjaut naujų gaila, tai iš tikrųjų iš išpjovų galima pasinaudoti, nes čia 20 cm tai ganėtinai nedaug. Pasiemu aš sveiką, užsidedu automatiškai geriausiai vietoj, kurioje labiausiai matytųsi. Šiaip geriausia originalų kraštą į apačią, tada pasižymiu aš jos kontūrus. Aha, šiek tiek šviesa man per ryškiai šviečia, tada aš ją šiek tiek užstoju ir matau bent jau lazerį, tada pasidarau, kad bent jau šiek tiek liktų tarpelis, nes visiškai idealiai priglaus prie lazerio negalima, tokiu atveju bus negerai. Tai va, čia pasižymėjau, palikau kokį milimetrą tarpuką ir dabar šitą matmenį perkeliu į kitą pusę plytelių. Tai čia pasižymėsiu, kad plytelė numeris 1. Nes geriausia tada jų nesumaišyti, nes būna, jeigu įstrižai reikia pjauti ar panašiai, kad gražiai suvest apačias, tai būna, kad nepataikai. Tai aš visą laiką dar paimu, pasižymiu, kuri plytelė, kurioje vietoje eina. Taip geriau žinodamas, kad bent jau būsiu tikras, jog jinai tą pačią vietą ir atsiguls, kaip buvo išmatuota. Tai šitoje vietoje tai irgi tą patį pasidarau. Gerai, kai didelės plytelės, tai jų mažiau reikia pjaustyti ir žymėti. Iš tikrųjų labai neblogai. Taip, ką dar galėčiau pasakyti apie pačias plytelės, tai kadangi kai tu lauži su plytelių staklėm, gaunasi pjūvis nedėliai lygus. Tai ta prasme jau nekalibruotas, nešlifuotas pranašiai. Todėl ten galima svyravimai milimetras arba keli milimetrai tenais paklaida būna, tai guziukas kažkoks iškyla, išlindęs. Todėl biškį daugiau palieki tarpo ir esi tikras, kad viskas bus tvarkingai ir gražu. Tai, taip, turiu dabar įsimatavęs antrą plytelę, šoninę irgi bandau pamatuoti. Geriausiai. Tai vieną kitą
pasimatuoju. Šiaip ganėtinai greitas tas matavimas tenais. Tai kas šitas? Pasižiūrėjau, kokio dydžio plytelę, tai pasižymiu, kokio dydžio man reikėtų dar ją pasidaryti. Tai tiek nusipjauti iki sienos ir dabar, šiaip galima daug matuoti variantų, galima su metru pasimatuoti, galima su plytelė. Va, vienas iš mano variantų, tai pasimatuoju aš su plytelės liekana, tą patį matmenį perkeliu. Aišku, šitoj vietoj pasitaikė man toks variantas, kad aš negaliu idealiai pasimatuoti, nepripjovęs jos tie sieną, tai aš paimu, padarau tokį matmenį, galimas toks egzempliorius. O čia, iš tikrųjų, tai tik tais vaizduotės reikalas, kaip tu sugalvosi, taip galėsi pasidaryti iš tikrųjų, kaip pasilengvinsi darbą, taip geriau netgi bus. Tai, va. Dabar numeris 3 ir bandau aš tada šitus matmenis įsimatavęs, bandau įdėti ant staklių ir įsipjauti. Kadangi dabar viskas yra išpjauta, aš dabar tik tais pasitikrinu, ar man viskas gerai, tos plytelės tinka, nereikia jų patrumpinti šiek tiek daugiau ir panašiai. Kol kas, jeigu kažką pamatysiu, tai tada žinosiu, kad tikrai kažką reikia padaryti. Bet būna kartais staklės nuslysta ratukas arba rankena nuslysta, tai šiek tiek atpjauna didesnę arba mažesnę, ko tikrai nesinorėtų pasidaryti. Matau, kad vieną plytelę reikės šiek tiek pakoreguoti, bet nieko baisaus labai nėra. Čiut įpjauti, nes pjūvio linija nuėjo ne taip, kaip norėjosi. Ir kažkoks guziukas yra, bet viskas ganėtinai gerai. Svarbu ne aukščiau, o gali būti šiek tiek truputį ir žemiau šitie dalykai. Tokie pjūviai. Tiek dedasi silikonas ant apačios. Tik aišku, norėtųsi tą vientisumą išlaikyti, kad dėl estetinio grožio. Va, turiu aš įsipjovęs. Čia matau, kaip ir viskas ganėtinai labai gražiai sueina. Va, labai gerai. Gal tik tais reikės pakoreguoti vieną arba du kraštus. Tai aš tik tai su pieštuku pasižymiu, kurioje vietoje man reikia pakoreguoti. Ir einu aš tada jas įsipjaunu. Šiuo momentu esu jau susipjovęs plyteles apačioj, nes reikėjo jas šiek tiek pakoreguoti, tai teko pakoreguoti. Dabar ką aš padarysiu, tai įsimatavau skylę, bent jau taip, kad aš jos negręšiu dabar, suklijuosiu plyteles momentu ir tada jau sekančią dieną ar ten po kelių dienų bandysiu išgręžti aš tą plytelę, tą skylę tai yra. Ką aš pasidariau, tai pasiėmiau su lazeriu, prisidėjau lazerį, pasižymėjau tam kampe sienas, kad man gautųsi kažkoks matmuo ir tą patį padariau su šitą plytelę, tą patį lazerį, tuos pačius kontūrus rozetės atsižymėjau ant šitos plytelės, taip kad jie nenusiplautų, įsiklijau izoliacinę juostą, kad jeigu reikėtų paplauti plytelę pačią, tai bent jau tos mano matmenys tie bent jau nenusiplautų taip lengvai. Tai dabar klijuojuosi, dedu visas plytelės, tai kelias įsimatavau ir iš šonų atsipjoviau, tai dabar gausis vieną juostą paimu, paklijuoju iki viršaus, pasižiūriu, jeigu man tinka viskas, aukščio nereikia reguliuoti labai smarkiai, tai tada visą tęsiu sieną iki galo, jeigu reikės, tai dar pakoreguliuosiu vieną eilę. Jeigu ne, tai tada daugiau vargo būtų negu reikia, todėl padarom taip, lengviau bus. Na štai gavosi dabar galutinis rezultatas, susiklijavo visa siena nuo pat apačios, kaip ir daugumą kartų sakiau, kad mano mėgstamiausias būdas pradėti nuo pačių grindų ir baigti ties viršum. Galiu aš tada parodyti, kaip viršus gavosi, tik tais tiek, kad vienas dalykas, aš kaip matuodamas viršų, aš matavau šitoj vietoj konkrečioj, kadangi gipso profiliai jau padėti automatiškai jau buvo, tai nieko negalėjau aš jokios įtakos padaryti,
o pasirodo yra kažkokių nelygumų tam tikrų. Tarkim, vienoje vietoje viena pusė nelygi, viena ant 4 mm, 3-4 mm, kita viena pusė žemiau, kita aukščiau. Tai gavosi taip, kad pagal vieną pasimatavau, ten palikau 2 mm kažkur tais ir jau už to sieną jau pradėjo man spaustis pačios plytelės. Ir nežinau dėl ko. Tai iš tikrųjų, kaip aš įsiaiškinau, kad visa ta siena, arba ne siena, praktiškai profiliai ganėtinai nelygus, tai pasiėmiau savo lazerį, užsidėjau, pasižiūrėjau vieną plokštumą, kaip ir viskas atrodo tvarkoje. Tai pasidariau tą patį testą su kitu lazeriu, jisai taip pat rodo, kad mano plytelės, nes automatiškai galvoju, kad kažkas atsitiko tau pačiam, tai dar kol nevėlų galėtum pakoreguoti. Tai antrų lazerių aš irgi pasižiūrėjau, rodo tą patį, tai gavosi taip, kad paėmiau, aš savo plytelę atrėmiau tiesiog su stulpu pasikėliau lazerį iki tam tikro aukščio, pasižiūrėjau tam tikrą aukštį ir praėjau per lubas ir per profilius. Tai pamačiau, kad gaunasi, kad tikrai 3-4 mm, viena pusė yra žemiau, kita pusė yra aukščiau. Tai dėl ko taip gavosi? Šiaip, matau, yra tenais plokštelė viršui lubų pritvirtinta. Tai žmonės naudojasi lazerį, tik tais tiek, kad tas lazeris galėjo būti nusimušęs horizontas. Tai ką reiškia? Tai kaip ir dabar viską pateisintų šitas nelygumas. Gavosi 4 plokštumos lazerio galvoje yra. Tai 2 žiūri į vieną pusę, tarkim kairė, tarkim į čia, o kitos 2 žiūri čia ir čia. Tai automatiškai, jeigu jisai yra nusimušęs horizontas, gali būti, kad jisai pasuka vieną pusę labiau negu kitą, tarkim ant kelių milimetrų. Jeigu dar tenais pigesnis lazeris, tai gali būti, kad jam reikia mažesnės jėgos, tarkim, ar tu ten numestum, ar netyčia jisai nugriūtų, tai gali būti, kad tiesiog nusimuša ir tam tikri nelygumai pasikartoja. Tarkim, iš lygių grindų, tų lubų, gali padaryti ganėtinai nelygias. Arba tiesiog horizonto nebūtų. Tai šiaip iš esmės tai nieko svarbaus nesudaro. Viskas yra kaip ir gerai, tik tai tiek, kad kai dedasi plytelės yra kaip ir kampą jos turinčios, tai ką aš galiu parodyti, tai galima užlipti ant viršaus ir parodysiu, kaip ten gaunasi realybėje. Tai kaip ir sakiau, šitose vietose aš paėmiau, pradėjau klijuoti plyteles, pasižiūrėjau, kad šitoj man vietoj lieka kokie 2-3 mm, tai man pilnai šito užteko ir viskas atrodė kaip ir ganėtinai gerai. Tik tais tiek, kad pastebėjau, nuo šitos pusės pradėjus eiti į kitą pusę, jau tenais tarpas vis mažėja. Tai reikštų, kad arba lubos nelygios, arba aš blogai kažką padariau, bet šituo atveju tai čia yra ganėtinai lubos nueinančios. Todėl praktiškai ką pasižiūrėjau, čia jau remiasi prie profilio. Toliau eina, netgi užsižymėjau, kad šita siena vis didėja tas netolygumas iki tos sienos ir gausis taip, kad reikės dar sveikas plytelės pjauti palei lubas, kad išlaikyti bendrą horizontą apačioj. Arba bent jau per visą perimetrą vonios apeitų. Tai kaip ir nieko, bėdos nesudaro, bet daugiau žaidimo ir daugiau vargo. O nors norėjęs, kad tenais būtų pilna sveika plytelė. Tai nesigaus, aišku, bet, ką darysi, gyveni ir mokysi, todėl visą laiką, jeigu kažkada tokie variantai pasitaiko, aš visą laiką rekomenduoju paimti, pasižiūrėti, ar tos lubos yra, nors ir nesvarbu, kad jos yra iš gipsio padarytos ar panašiai, ar jos tikrai ganėtinai lygios. Tiesiog horizontas ar yra. Jeigu nėra, tai gaunasi ta pati problema, apie kurią aš dabar pasakoju, o visa kita, tai kaip ir neblogai susidėjo plytelės. Aš jau jas, kadangi buvau įsipjovęs, tai šiek tiek man paspartino darbą, tai truko klijavimo gal čia kokios 2 valandos visos šitos sienos, bet aišku pjovimo tai 3 valandos ir daugiau. Tai bendroji sumoje apie 6 valandas kažkas tokio užtrukai prie vienos sienos, tai kaip ir neblogai. Greitai darosi, tik tais tiek, kad dar skylę tą reikės pasimatuoti, bet jau kai uždžius plytelės, yra žymenys palikti, paimsiu su lazeriu, persikelsiu ant plytelės ir idealiai išpjausiu šitą skylę.